Sveiki, Chebrytė. Biški iš kitokios aplinkos jau, nebe iš fūros, nebe fūrega. Tai šiandieną grįžau savo kaimą į Šilutės Skylutę ir pagalvojau, tiesiog matau jau iškart pagal grafiką, kad mažiausiai mėnesį nebegrįšiu, tai o jau tikrai norėjau nufilmuoti ir parodyti ir papasakoti, kas čia kaip ir tiesiog, ta prasme, taip jau gaunasi, kad per tą pačią dieną 2 filmukai. Dabar truputėlį apie čia, kur aš esu ir kur aš esu. Aš esu dabar O aš esu savo vadinamosi dirbtuvėse. Tai čia tiesiog yra garažiukas, ta prasme, mano namuose, kur aš gyvenu, tai ta prasme, sienas pats išsidažiau irgi, šiaip mano tos žinios ir gebėjimai yra labai maži ir siauri. Ta prasme, aš daug ko nemoku visiškai. Aišku, čia dažyti, tai čia nereikia daug mokslo, tiesiog pasiemi teptuką ir dažai, tai viskas, ne raketų mokslas, tai bet vis tiek. Pavyzdžiui, buvo čia situacija, kad reikėjo ten ir pasišpakliuoti ar kažkas tokio, tai jau ten, čia tai iš vis nesąmonė padaryta yra, čia iš 3 kartų bandžiau čia kažkaip, net nežinau kaip čia padaryti, tai gavos taip kaip gavos, nežinau, čia toks jau tada, kaip sakyti, iš meninės pusės tada, sakykim, taip čia yra, čia toks specifiškai jau buvo ir suplanuota toks dizainas sienos. Šitos patalpos, jeigu taip įsivaizdavimui, tai yra čia išvažiavimo dalis, tai viena mašina įvažiuoja, čia nežinau. Šiaip vietos yra visai neblogai ir šiaip, kadangi čia yra dar nedidelė mašina sąlyginai, ta A4, tai jinai čia puikiai įtelpa ir dar netgi, kaip sakyti, nemažai vietos lieka aplinkui, jeigu norėtųsi pasidarbuoti. O iš priekio tai iš vis tenai net nėra ką kalbėti. Tai čia tokia anga, ir čia buvo siena. Čia buvo siena, tokia padaryta su durelėm, kaip čia yra. Tai reikėjo tiesiog, buvo toks greitas sprendimas, kad aš tiesiog noriu daugiau vietos pasidaryti. Ir mes tiesiog su draugeliu paėmėm ir išgriuojam tą sieną ir čia tiesiog labai, taip jau savamoksliškai ir savadarbiškai, haltūriškai čia užhaltūrinom, čia baisu. Tiesiog tokius kampinius metalus kažkokius tai iššuojam. Čia tai iš viso, iš dalių suvirintas, tas net nežinau, kiek čia yra tos, kiek jisai čia iš tikro laiko. Čia man atrodo, jeigu normaliai gautų jisai to krūvio, tai čia išsižergtų viskas. Bet nesvarbu. Mano iškart indėlis yra. Prieš tai nutepiau kažkokiu tai nerodijančiu, visus pajodavo ten ir taip toliau, kai tos duris. Ir po to šitą nupurškiau su sidabriniais dažais. Tai tokie mano indėliai yra į tokias situacijas. Tai taip ir gavosi. Tai prasididinau tą patalpą. Ir kodėl iš vis šitas sprendimas buvo? Kodėl aš taip sumašiau, ne? Būnu Vilniui, o mano dirbtuvės yra Šilutėj. Tai yra nerealu, ne? Kas čia per sprendimai pas mane? O sprendimai labai paprasti. Vilniuje aš atsidūriau dėl to, nes nutiko gyvenimas. O Šilutėj teko daryti dirbtuvės dėl to, nes tiesiog neradau jokių sprendimų, o norėjusi jau daryti. O kažkokių tai patalpų net nieko, iš vis neįmanoma buvo rasti rinkoje. Kainos kosminės, ta prasme, už tokio dydžio patalpėlę, nekalbu jau kas pas mane čia už nugaros yra. Tai, ten nuo 500 mėnesių, tai čia jau man tokios patalpos visiškai niekam nereikalingos, aš ten turėčiau kažkokį biznį mąstyti, kad man bent atsipirktų ir ant nulio aš eičiau, o ne tiesiog namočiausi tas patalpas ir stovi dalykai, stovi daiktai, kaip sakoma, prie jų nieks nieko nedaro dar, tai čia nėra logikos. Tai dėl to priėmiau šitą sprendimą, kad pasidariau taip toli nuo vieno ir kito taško, tiek dirbtuvės, tiek dabar ir gyvenu. Bet nieko tokio, kaip sakoma. Aš nematau didelių problemų, tik tiek, kad galbūt atstumas šioks toks yra, bet šiaip stengiuosi žiūrėti pliusus, nes, pavyzdžiui, kai reikia nuvažiuoti 1 kartą arba 2 kartus per mėnesį iki Šilutės iš Vilniaus, tai tu tiesiog jau normaliai ir pasidėlioji, pasiplanuoji darbus, kad nebūtų ten jokių bimbam paulam pusę dienos.
Tai čia vat yra labai geras pliusas, kad tokį įsivesti biškį į gyvenimą discipliną, kaip sakoma. O tų vadinamų projektų, kabutėse projektų, net neįsivaizduoju, kokie čia pas mane tie projektai galėtų būti pas tokį nepatyrusi. Greičiausiai čia bus tie projektai, kuriuos aš už pinigus nusipirksiu ir man kažkas tai padės padaryti. Bet tai faktas, aš tikrai prašysiu, kad man padėtų vienais ar kitais klausimais, nes, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, aš nežinau, ar pirmam video sakiau ar nesakiau, bet kas liečia elektronikas, visokias pavarų dėžės, tenai variklius ir taip toliau, tenai tai aš tikrai neturiu žinių. O visur kitur aplinkui, kas yra dar, pavyzdžiui, automobiliuose, tai aš galiu mokintis ir aš galiu, manau, išmokti, perprasti tos dalykus. O jau prie visokių tenai jau kas yra mechaninės dalis, elektroninės dalis, prie šitų jau vietų jau reiktų man jau konkrečiai žmogaus, kuris nusimano ir kuris yra jau praėjęs tos reikalus ir jis puikiai žino, ką jis daro. Šitie automobiliukai, kur čia stovi, jie tikrai pareikalaus savo ir, tiesiog, kad man pačiam būtų maloniau. Ir tiesiog, jeigu taip paprastai sakant, tai elektra buvo, pagrindinis dalykas elektra, nes kai mes prieš tai dirbom su senaja elektra, tai tenai iš viso, mes net tokios mažosios svarkės negalėjom užjungti, nes šitos čia kažkur rozetės būdavo, čia nebuvo, čia gal buvo, aš nepamenu dabar, tai tiesiog iššaudavo visiškai ir tas svarkės jungdavo ir tenai ir rozetę nukepdavo, žodžiu, ten mes pralygintuvas toks buvo su saugikliu, tai vis tą saugiklį tenai minkydavom, laukdavom, kol tenai atsigaus. Tai ant tiek buvo silpna viskas čia, net sakau, nenusimanau, negaliu paaiškinti, bet tie, kas galbūt biški raukėt, tai suprasit. Tai reikėjo tvarkyti elektros klausimus. Tai kas buvo padaryta, tai aš iš vis net buvau nustebęs, iš tikrųjų, aišku, šitas reikalas, su tais vamzdeliais, tai jisai man labai patinka. Taip tvarkingai viskas atrodo, viskas išvedžiota yra. Tenai, čia irgi eina į rozetę. Visur yra išvedžiota. Netgi ir tas pačias lempas yra išvedžioti vamzdeliai. Tai yra, kažkiek apsaugotas, kaip sakyti, tas, laidukas. Tai aš, pavyzdžiui, pasakiau, kad man reikia lempo, Daleiskim, aš pasakiau labai paprastai. Man reikia, kad būtų 3 viršui, 3 iš šonų. Nes tiesiog, kai tu dirbi, tau ne tik reikia iš viršaus šviesos, bet ir, daleiskim, iš tų šonų, nes viską tu pats su savim užstoji ir vis tiek dažniausiai būna tamsu ir šešėlis. Tai aš tiesiog pasakiau, kad viena įsijungtų nuo vieno mygtuko, visos likusios nuo kito. Ir tą patį padaryti su ant sienos esančiom ir su lubom. Tai visi 4 šitie mygtukai, jie įjungia atskirą šviesos dalį. Daleiskim, aš įjungiu šitą, įsijungia tik tais viršui 2. Įjungiu šitą, antrą, įsijungia pilnai visos 3. Tada jungiu taip ir čia labai basic dalykas, ta prasme, ir tada jau 4 jungtukas, tada viskas susijungia. Daleiskim, aš jeigu noriu ekonomiškesnį variantą, tai tiesiog vieną įsijungia ir tau užtenka to šviesos kaip yra, Toliau, aišku, ir čia dar įdėjo tas lemputės, ten apie tas patalpas taip biškį vėliau. Taip pat ir čia dar įmetė tas ir ten tam kambarėlė tas pats yra. Taip pat prašiau, kad man išvestų rozetes. Tai tiesiog man jų reikėjo tam tikrose vietose. Tai jas tiesiog atvedė, bet aš dar turėjau tokių prašymų, kad, pavyzdžiui, čia aš paprašiau, kad padarytų sustiprintą rozetę. Tai nežinau, ką tai reiškia, bet man atrodo, nuo atskiro saugiklio tiesiog yra atvesta ir automatiškai jinai tiesiog, gali pasijungti tokį generatorių, kuris čia, aš nežinau net kaip vadinas, kažkaip 2 kW gal ar kažkas tokio, huiznai. Bet esmė kame, tai kad, pavyzdžiui, neišmuštų ten kažko, kas ten vyksta skydiniai, tai tiesiog paprašiau, kad stipresnę padarytų kokią nors vieną rozetę ir šitos 3 yra stiprintos, yra skaičiukas netgi užklijuotas, atžymėta normaliai, kad čia yra antras saugiklis, skydiniai, o skydiniai yra tenai pačiam gale. Vėliau, kas prasidėjo, tai tiesiog, aš jau savo jėgom paėmiau, nusipirkau dažus tenai už 30 eurų ir pradėjau dažyti tiesiog sienas. Iš vis tenai aš net nedariau tų dažų, čia pigmentą supyliau į parduotuviai, statybinių prekių parduotuviai suvarė pigmentą man į tą didelį, kaip sakyti, kibirą ir viskas, ir tokie tie dažai. Čia realiai net nėra jokio dažo, čia yra
statybinio pigmento miksas. Ir, gavosi tokia spalva, tai nežinau. Man patinka šitą spalvą, aš pasirinkau šitą spalvą dėl to, nes kažkaip aš, nors ir neturiu daug žinių, daleisime, kas liečia dažymuose ir spalvose, bet aš kažkaip pagalvojau, kad aš noriu pilkos ir aišku, ta pilka gavosi kaip melsva jau, bet vis tiek gerai gavosi taip, kaip norėjau, nes man reikėjo į tamsumą, kadangi aš nenorėjau čia baltinti nieko, nes logiškai reikia galvoti, blembagi garažas, čia bus dirbami darbai, tai jau geriau kažkas biškiai tamsesnė pusė ir plus tokia, kai vientisa spalva, jinai man gražiai žiūris. Su lubom nieko nedarysiu, nedažysiu, taip paliksiu kaip yra. Grindis vėlgi, kažkada ateityje norėčiau galbūt išsilygintas grindis, bet aš taip primečiau, kad čia kokį mažiausiai 100 maišų reiktų, va čia jau startas būtų, kad tu galėtum pradėti lyginti tas grindis, nes iš ten pareina nuolydis į čia ir net neįsivaizduoju, kaip čia, pavyzdžiui, kažkaip gal atskirti reiktų, kad čia išlyginti tą, nes jeigu nuo ten pradėsi lyginti, tai čia aš nežinau, čia koks 1000 tada tų maišų sueis, nes čia viskas eina va taip į nuolydį. Aišku, čia dar yra toks tipo neva kitas kambariukas, bet iš tikrųjų čia pagal visą namo ar kažkokį tam projektą, čia net neturėjo būti šitų sienų. Tai čia tiesiog yra vienos plytos, taip skiriamoji kažkokia siena padaryta ir viskas. Tai čia lygiai taip tas pats, tiesiog, ta prasme, man atrodo, netgi šitą sieną galėtų išsigriauti, šitą ir čia būtų vientisa visa patalpa. Tai. Bet jau tiek nebenorėjau užsiimti, čia jau būtų labai, labai daug buvo žaidimo, tai išsidažiau čia paskubom, pakankamai normaliai nudažiau, kaip sakoma. Dar ką norėčiau pasidaryti laikui bėgant, tai norėčiau šitą kriauklę reiktų biškį, čia patvarkyti. Čia labai jau karočiai yra pasenę, tai per čia leidžia vandenį kažkaip, nežinau, reikia keisti irgi. Kadangi čia biškį yra jau žemai gaunasi, bet dar nėra labai žemai, tai kai būna labai stiprus lietus, tikriausiai niekam ne naujiena, pradeda semti vanduo kyla ir yra tokia technologija padaryta, kad kiekvieną kartą, kai pradeda kauptis vanduo, reikia įmesti šitą daiktą, čia dar net nėra normaliai gylio ir reikia budėti čia prie to, karočią, įsivaizduokit, vidury nakties pradeda lyti ir turi eiti kažkas tai į garažą ir tiesiog žaisti su šito nesąmonė. Kalbant apie tos projektus, tai čia tokios kalbos didelės kaip ir nėra. Aš labiau svarstau, ką man daryti ir kaip ir kada pradėti tos darbus. Aš vienas, tai nieko baisiai čia nepasidarysiu. Prie šitų mašinų planuojam dirbti su draugeliu, tai dviese, drauge. Ir mašinų iš viso yra 3, bet darbų yra begalės. O norai dideli, tai ir finansų reikia, ir laiko reikia, ir to pačio tikslumo, atsargumo, skaičiavimų reikia. Tai aš toks esu labiau iš teorinės pusės, sakykime, aš sprendžiu tokius labiau, basic, paprastosius klausimus. Mano draugelis yra jau tas jau rankos ir smegenis, ten, kad jis gali ir variklį perinkti, ir su dėžėm tenai susitvarko. Tik elektros jisai nežino, bet elektrą mes susitvarkysim, ten jau ne problema. Bet yra vienas bet, daleiskim, darbai, nuo kurio aš galėčiau pradėti, tai būtų, daleiskim, ardymo darbai, Ardymams nereikia irgi daug mokslo, kaip ir sienas dažyti, tu gali tas sienas pradėti dažyti, daleiskim, ir iš vis nemokėdamas nieko daryti, vis tiek kažkaip nuteškiuosi. Tas pats ir su ardymu. Gal kažkas išsijams gražiai, gal kažkas sulūš, o gal kažko ir net nelabai ir įmanoma išimti nesulaužant. Bet ardyti yra daug lengviau negu surinkti. Tai aišku, čia aš neardysiu taip aklai, aš beleko nedarysiu, kažkokius tai niuansus, kažkokias vietas būtinai žymėsios, fotkinsiuos, rašysiuos ant lapo, taip pat prisipirksiu ar prisirinksiu iš kažkur, tai pasigaminsiu dėžučių milijardą, kad jeigu kažkokie varšiukai lieka, neina jų įsukti atgal, kad nesivarginti ir tiesiog nepasimesti, dėsiu atskirai, žymėsiuos. Ką aš dar bandau sugalvoti, nenoriu daryti aklinai, kad vėlgi automobilis tai yra toks aparatas, kur tu jį ardai ir jis kaip matrioška vis
vis gilyn ir gilyn, ne? Tai čia bumperį ar kažką nusimti, čia yra joko dainos, kiškio dainos, ne? Visa kita prasideda jau tada jau ir salonas išsirinks, viskas išsims. Šitiems daiktams reikia vietos ir juos reikia kažkur padėti. Tai aš turiu tokį vat svarstymą. Čia dar apart šitų nedidelių patalpėlių yra dar šioks toks vat, kaip nežinau, kaip čia pavadinti, kampas, kuriame kaip sakoma, čia yra vat patalpos irgi šiokios tokios. Tai nežinau, iš tikrųjų irgi, va čia visiškai atrodo nekaip. Darbo čia būtų. Kas čia iš vis yra? Kas čia ką darė? What the hell? Įdomus variantas. Kažkas kažką čia konstravo. Tai va. Istorijos, ar kaip tos vadinamos backgroundo, aš čia nepasakosiu, kas čia kaip kur. Bet reikalas yra tas, kad daleiskim čia jau yra jau kaip ir žemės ar kas. Tipo, gal čia taip tik atrodo, čia biškai giliau pasikastum vėl, į kažką atsimuštum, net neįsivaizduoju. Bet aš turiu tokią idėją, kad galbūt reiktų pradėti ne nuo automobilių ardymo, nes tą ardymą tai gali labai greitai padaryti. Automobilį, manau, galima per vieną dieną išardyti iki kėbulo plikumo. Tai šitoje vietoje aš nenoriu labai skubėti. Aš noriu pirmą pasiruošti vietą, kur aš padėsiu tas detalės, kur aš galėsiu tvarkingai jas susirūšiuoti, susidėlioti ir kad pas manęs neužsikrautų viskas. Tai mąstau tokį variantą, kad gal visai apsimokėtų pabandyti šitą kampuką kažkaip apsitvarkyti ir pasidaryti čia tokią kaip, nežinau, viso to šroto sandėliavimo vietikę tokią. Jau labai daug papasakau visko, tai gal tiesiog dabar apie tą automobilį šiek tiek, ne? Vėlgi, čia prasideda labai gilios ir beprasmės filosofijos, kas liečia automobilius ir skonį, markės. Kai aš užaugsiu ir jeigu daleiskim šitą mašiną liks ilgiau pas mane nei 5 metai, jau po 5 metų šitas automobiliukas pradės darytis toks minimalus deficitas. Dar po 5 metų šitą mašiną tvarkinga, jinai jau laikys tikrai neblogą savo kainą, jinai jau tikrai nebekris. Ir viskas, kas tik tais toliau, tai jau pradės darytis kaip ekskliuzyvas ir visiškas retro. Tai tie žmonės, kurie po šiai dienai galbūt ten retro laiko kokią tenai, net nežinau, aš ir tom audinėm tiek daug nesidomėjau, bet ten gal kokia, nežinau, tenai Audi 80, ten ar kokios ten bebūtų tenai, A2 ten kokios tenai, Audi A2 ten 90 ar kažkas, tai nesakau, S2 senosios kokios nors, net neįsivaizduoju, tipo, po šiai dienai tos mašinos jau čia skaitos jau kažkokią vertę ten turi ar kažkas, tai jūs supraskit paprastai, kad dar po 15 metų ir šitas lavonas vadinamas, jisai bus fucking retro ir jisai turės vertę, jeigu tik tais bus tvarkingas. Aš esu pasiruošęs restauruoti šitą mašiną ir aš žinau, kad jau tokios situacijos yra jau tikriausiai tikrai nieko gero ir netgi sutvarkyta, čia greičiausiai gal tik 5 metus laikys ir vėl pradės lysti kažkas tai. Bet tai koks skirtumas? Mes galim nesunkiai nupirkti taip iki čia ir tada išpjauti, kad ir pusę mašinos arba visą mašiną tiesiog paimti, nupirkti sveiką kėbulą, kur dar nėra perpuvęs ir pervirinti per originalias siūles, kur iš gamyklos buvo lipdytas kėbulas ir viskas, ir važiuosim toliau. Tai nepergyvenu aš dėl tų rūdžių, čia yra išsprendžiami dalykai. Tiesiog jau pats savo kailiu įstikinau ne vieną kartą gyvenime, kad tai, kas yra bandoma ir sprendžiama, dažniausiai ir išsisprendžia. Kodėl čia kas čia paradakas, ne? Tai tiesiog, nes labai nemažai drėgmės čia yra ir, pavyzdžiui, tiesiog, aš kažkaip nežinau, ką daryti, patenka į vidų ir pelėsis kažkaip metas, net neįsivaizduoju. Tai dėl to reikia spręsti šitų reikalų su siurbliukais ten vandens tą kaupimąsi, kad jisai net nepakiltų čia kažkokiam lygiai.
Ir be abejo, man atrodo, dar reikės drėkintuvus kokius nors statyti ar ką čia daryti. Pasidarysim tokį aparatą, tiesiog pravažiavimui tokiam, kaip sakyti, ar tai iki myto nuvykti, ar tai tiesiog pravažiuoti ratuką savaitgalį per miestą, paraulint, kaip sakoma. Nebūtinai ten draskytis ir laužyti. Tai tiesiog ir toks tas reikalas ties šita lupeta, ar kaip čia ją pavadinti, kažkokią nesąmonę. Parodžius dar save biškį, nes jau gal atsibodo čia tą priekinį, tą galinę kamerą įjungęs. Čia yra labai paprastas aparatas. Tas galbūt sedanas, net ne turbo, atmosferinis, tik tiek, kad quattro, bet vėlgi visas nujotas, pavargęs. Jisai tos vertės tokios didelės dar neturi. Ir jis jos nelaiko. Ir tu nieko negausi baisiai už tokią mašiną. Mes čia kalbam apie automobilius, kurių vertės yra tenai iki 1000 eurų. Tai prasme, ne viena šita mašina man kainavo, tiksliau, kai kurios kainavo, bet, pavyzdžiui, šita sedanas šitas, tai jisai iš viso tenai 700 gal eurų kainavo, net nežinau. Bet dar jis važiuojantis buvo, dabar jau ir dabar jau nebevažiuoja. Ir techas pasibaigęs, viskas, jam ragas. Bet, pavyzdžiui, šitas automobiliukas, kuris už manęs yra apdengtas, tai čia yra 1.9, 8.1 kW, Face'as, man atrodo, 21 metų, jau čia visiškai galo. Ir jis yra quattro universalas. Tai dėl to aš išsirinkau šitus trantalėtus, galbūt kaip kažkieno požiūrių ir nuomonė. Bet šitos mašinos bent jau, kai jos yra sutvarkytos ir jos yra tvarkingos, labai paprastai. Jos tarnauja žmogui, o ne žmogus tarnauja mašinai. Tai tai tokį reiktų žiūrėti daiktą gyvenime ir mano toks požiūris yra, kad aš noriu problemų ir aš jų turiu jau dabar labai daug. Tai aš parodžiau tik tais 2 mašinas, O lauke stovi 3, aišku, ir 4 šalia. Lauke stovi 3, kurią irgi reikės padaryti. Tai iš viso yra 3 aparatai. Tai ką, čia nėra ką rodyti, realiai jinai visa išrinkta beveik yra. Nėra galinio bamperio. Jie tiesiog apsidengiau, nes jinai yra vertingiausia čia. Jinai ir komplektaciją gerą turi. Ir kėbulas dar visai pusė velnio. Ir opcija pas ją visai gera. Quattro, 1.9, 8.1 kW, pats patikimiausias. Dar kitaip vadinamas Germany 2JZ varikliukas, kuris tikrai neblogai čipuojasi. Bet iš jos mes nedarysime raketos. Aš manau, kad taip, kaip sakyti, šito automobilio lubos yra apie 150 kW. Tokią ribą atsisukus čia yra per akis ir neturėtų ten niekas nueiti, kokie nors ten kardanai, kad nenusisuktų ir visa kita. Ir važinėsime biškį, galbūt turės tos jėgos jinai daugiau, bet ten neturės jos nežmoniškai, kad į posūkį net nebeitų įsukti. O čia jau turės būti raketa. O dar jeigu toks finalinis pasakymas, kur galbūt kitiems iš šono žiūrint keistai žiūrisi, tai supraskit labai paprastai. Ta, ką aš čia dabar parodžiau ir ką papasakojau, ir tiek ta fūra, tiek šitie garažas, čia darbai, čia projektai, čia mašinas ir taip toliau, visą tai aš būčiau daręs taip ar taip. Tai čia tiesiog buvo klausimas tik ties tom, ar aš noriu pasidalinti, ar aš noriu parodyti, ta prasme ir kitiems, ką aš per nesąmonės darysiu, ar galbūt daryti ir tvarkytis ir dirbti tiesiog savo, individualiai, patyliukais, niekam nesirodant ir viskas. Tai aš tiesiog priėmiau vieną iš opcijų, nedaryti užsidarius, o daryti ir kažkokią dalį darbų ar kažkokį progresą parodyti ir pasidalinti, papasakoti. Ir mes matysim, kaip čia viskas išeis. Negaliu nieko daug parodyti iš progreso pusės, nes dabar dar artimiausiu metu nieko baisiai nepadarysiu,
Bet, nu, vat, manau, jau kokiu pusantro mėnesio bėgį jau tikrai pridėsiu rankas ir, nu, kažką reikės jau čia. Jeigu ne ties mašinom, tai vat bent ties tom patalpom. Viskas, nebeviniosiu į vatą ir taip čia jau pusę laiko tiesiog veltui prakalbėjau, galėjau ir sutrumpinti šitą dalį, bet nežinau, su laiku tobulėsim ir tie filmukai, jie galbūt, jie darysis konkretesni, trumpesni ir kaip ir minėjau, negimiau eksperto, viskas per praktiką, tai neteiskit labai, kad čia yra ilgi filmukai. Pasistengsiu pasikeisti, prižadu. Ne, tiesiog. Nu, žodžiu, ačiū chebra, kad žiūrėjot ir nežinau, kada šitas filmukas išeis. Galbūt sekmadienį kokį įkelsiu, pabandysiu įmesti. Bet svarbu, kad dar kol būsiu Lietuvoje. Nes kai išvažiuosiu iš Lietuvos, viskas, aš jau šito filmuko nebeįkelsiu. Nebent kokioj degaliniai pasigausiu Wi-Fi, bet vėlgi, greitai vis tiek neįkels. Tai viskas, chebrytė, tiek žinių. Pasimatysim galbūt kažkada, nežinau. Viskas. Čiau. Ačiū, kad žiūrėjot.